Taip sėdi, svajoji ir žiauriai būtų smagu su tokiu pasivažinėti. Naujas 8 seras, buvau matęs aš jį Poznanėj žiemą. Tai žiauriai įspūdingai atrodė. Kabino ten. Ir kiek žinau, BMW dizaineris kūrė dizainą, tai žiauriai gerai atrodė. Nu, kada nors gal pavyks. Nežinau. O bet tačiau reikia greitai vartus atidaryti. Aš nežinau. Sergiai piktas šuo, bet kartais labai mielas. Variklis tas, kaip ir 9 litrų tas pats, variklis stovi tiesiai virš priekinio tilto, gan net į priekį paneštas, realiai nuo kabinos iki variklio metras. Tai garso izoliacija, tiek svorio pasiskirstymas irgi. Nes jeigu mes nuėmam svorius, jam yra ant priekio 55% svorio eina. Nuėmam visus priekinius, galinius svorius visiškai pliką paliekam, 55% ant priekio, 5 galo. Žodžiu, visada vis tiek priekis suspaustas. Jo. Dėl maksimalios traukos, nes tiesiog fiziškai, kai trauki, visas pereina į galą. Tiesiog, gan visai lengvai va užsidaro. Taip, čia su lempom žiūriu ledai. Ledai, absoliučiai čia dienos šviesos yra, jeigu mes neįjungiam lęšių, bet aišku tada galinės nedega kaip ir mašinose, tai tada čia jau kai važiavom, tai įjungiam geriau. Kamera prieki, kamera gale irgi. Plataus kampo, jeigu kur nors išvažiuot iš sankryžos, jo nematai, nes priekis ilgas, tai žinai. Žodžiu, visur ledai. Kiek yra ledai. Netgi viršų iš vietų švyturėlio, va tenai toks mažiukas matosi, čia iš priekio nematosi. Ant gale. Mažiukas, bet gerai šviečia, blemba, plizinė. Ir kas antena integruota į stogą? Integruota antena, jinai 3 komponentų dabar, nes viena dalis yra pati antena, kita ta kompiuterinė dalis ir kita yra giroskopas. Bet žodžiu, jau kas antena yra traktoriui šitam, jau viskas, į kitą traktoriui nebenusineši taip kaip anksčiau. Ne. Gali užsisakyti, jeigu nori, tu užsisakai, tik tai tau remukas ateina ir tu atskirai anteną. Sudedi ir naudoji. Nes tiek stogė palikta vieta, fiškiai antenai, jo, tik tai remuko, kai yra integruota įdėta, nėra remuko uždėta. Jeigu nori, gali irgi upgrade'inti ten iki RTK, toks priedėlis irgi kaip anksčiau prisisukdavo prie antenos pačios. Tai čia yra kabino šone paliktas dangtukas, atidarai tą dangtuką, trauki fiškę, pajungi, įdedi, prisuki dangtuką, uždedi tik tai antenikis. Viskas, kad būtų absoliučiai paslėpta. Priekinio tilto amortizacija, nepriklausoma pakaba abiem ratam. Bet čia šitas nuo realiai 20 serijos Vindyro jau yra, tiek kad patogu. Dar su tokiais traktoriais nelabai moku važiuoti. Viskas, kai mašinai ateini, degimą įsijungia. Duris tai kaip visur skaityk. Nes dėl hermetiškumo paprasčiausiai, nes jeigu mes atidarom galinį langą, hermetikas nebėra, dabar pabandyk duris atidaryti ir uždaryti iš karto. Ai, nu jo. Ne tavo slėgis kartais. Jo, slėgis, nes kad dulkės neįtų mum į kabiną. Tai žodžiu, raktelis, kiek supratau, kaip dabar naujose mašinose pasukė, paleidė elektrinis starteris absoliučiai, jisai tiesiog, kad
Galėtų čia mygtukas paprasčiausiai būti, bet raktelis yra, čipuotas raktelis irgi tik tai su tuo. Jau nebeatrakinsi. Atrakinsi kabiną, bet įdėsi raktelį, užkursi iš karto užgėsis, klaidas pradės mėtyt, kad ne tas raktelis. Žodžiu, jau su vienu rakteliu nebe. Jo, tai tiek raktelis, tiek antena toliau. Jo, kabinoje žiūriu spalva pasikeitė truputėlį. Spalva labai panaši čia dabar pas juos yra, bet biškį pasikeitė, matai, praeitoj serijoje buvo visa ventiliacija, ventiliatorius viršuje. Dabar kaip į 30 seriją paskutinė buvo, sakykime, 8.438, kaip 7 pas tave irgi buvo ventiliacija viskas čia. Tai dabar irgi padaryta taip pat, 1:1, kad... Jo. Dabar jaučiuos kaip Millennium farmeris, irgi, žinai, su džandyrais važinės, jo. Šaldytuvas yra, jeigu reikia įsidėti ką nors. Sėdynė, pirma, va, elektra reguliuojasi, viskas, ventiliacija, šildymas ir masažo funkcija irgi. Tai va, čia bus galima vėliau išsibandyti. Jo. Monitoriai 14600. Nuo šių metų dabar standartiškai bus jie su autotreko ir sekcijų valdymu iš karto aktyvuotas. Papildomai bus už papildomus pinigus automatinis apsisukimas galų laukiai. Papildomą monitorių galim pasistatyti, bet jis veikia tik tai tiesiog kaip monitorius, jokio procesoriaus šiandien neturi. Tai jis obusą neskaitys jau šitas? Šitas, tu gali perkelti net vaizdus paprasčiausiai. Jeigu buvo čia Müller Electronics siejamoji, galima perkelti ir čia matai siejamąją, čia matai autotreką. Supratau. Paprasčiausiai va. Ką bandom? Judėti link... Į kurią pusę dabar mes varysim? Važiuosim link degalinės. Čia dėžė dabar pas jį? Dėžė yra PowerShiftas 23 bėgio, E23 vadinasi. Pilnai mechaninė, 410 modelis, tik tai su šita transmisija kitokias nėra. Nu, kad išnaudot gali visai maksimaliam traukimui. Amerikoniškų principų. Variklis didelis. Pavarą turi, galvolokiai ir susakai, spaudi ir leki toliau. O maksimalus greitis? 50. Tiltas gerai dirba. Tiltas gerai dirba, šitam variante dabar yra užsakyta 4 taškų kabinos amortizacija. Čia jau turi, ne, šitas? Jo, arba galima užsisakyti amortizacijos neimti, turėti Active Seatą. Sėdynė? Sėdynė, jo, protinga. Jo. Taip jau protinga visko čia pridėta, tai da, protingesnė galima padaryti. Čia aš jau... Gerai sėdynė, oda. Jo, oda visur. Vidinis vairas irgi mažiukas patogus. Variklio irgi nieko nesigirdi, viskas tyliai, žiauriai važiuojasi. Ir pagreitis gan nemažas pačio traktoriaus, jeigu taip va... Bet kad ir PowerShiftas jisai pats vis tiek mėtosi. Dabar per 2-3 pavarus iš karto persimetė. Krepsi dabar? 10. O, lenktynininkai. Mes šis traktorių važiuojam, ar jie? Su Kamazu. Būna. Dabar jeigu mes... Rankinis, Jo, galima rankinį. Bet jisai, kai auto transporte geriau, nes pats permeta per kelias pavaras. Jo, iš karto. - 22 mes pasiekėm iš karto maksimalų greitį, 23 tik tai ekonominę. Sukimosi centras. Mes ratų ir kažkur 3 metrai. Gerai, tai var... Viskas okei. Teoriškai būtų galima ir dirbti. Įdomesnis faktas, kad šitas gamintojas yra netgi senesnis už John Deere.
toks, vat, nu, niuansėlis įdomus. Tai realiai dabar čia kas yra Optimeris XL, tai yra dideli diskai 6,20 diametro, 2 eilės, apsauga yra ant gumų pakabinta, tvirta stojkė, kas visada tau leidžia, žinai, visada maksimaliai vienodai išlaikyti darbinį gylį, nieks ten nėra iš kažkur peršokimo. Priekyje atraminiai ratai, vis tiek jau mašina, nu kad ir tie 5 metrai, jie kartais disbalansą pagauna, nes diskinis skutikas vis tiek turi važiuoti 15 km/h, nemažas greitis. Aketėlės, po 2 diskų eina aketėlės, kad biški pridusintų tą bangą, neužmetinėtų ant volo, nors tarp volo ir diskų mes žiauriai didelį atstumą turim, tai čia, kad užkišt volą jau, nu, šansų tikrai nėra daug. Ir 2-gubas volas. Tas, kur prisipildo profilis žemės ir paskui žemė su žeme kontaktuoja. Toks vat įdomesnis. Kiek tai per pilį jam reikia? Kiek kolegams, nu ne mano atrodo, kad kolegas sako, kad 10 užtenka. Nu tai važiuosi, pajausi gal. Ir kas yra dar vat gerai, kad yra pilnai hidrauliškas reguliavimas. Jau nereikia tau laipėt iš kabinos, kaišiukų kažkokiu ar klipsiukų perdėdinį. Tai užkabino, žinai, savo puk, su mygtuku reaguoja labai. Na tai būna su mažesniais diskais. Jo, yra ir Optimeris, tai vat yra Optimeris XL, tai yra 6,20, o tiesiog Optimeris tai eina 5,10 diskai, standartiniai tie mažiukai. Aš esu labai lengvam šoke. O nes atvarė šitą gėrį. Aš tikrai nesitikėjau tokio dalyko, kad aš šiemet jį pavairuosiu. Varvinau seilę Poznaniai žiemą. Kažkoks kosmosėlis buvo. 400 arklių traktorių atvarė Pasigna. Nelabai turiu ką žodžių kokių pasakyti, nes esu visiškam šoke, čia toks tikras kosmosas, viskas absoliučiai valdoma, net per daug neturiu ką pasakyti, net kabinoje niekas nesigirdi, muzika užsigarsini, garsiakalbių krūva, nu ateitis traktorių tai tikrai gera bus ir atnaujinimas. Manau, vienas rimčiausių šiais metais, lyginant su kitais gamintojais. Tai trumpai, turiu net masažinę sėdynę, kuri masažuoja mano nugarą ir mano užpakalį netgi. Truputėlį labai keista, tokie rutuliukai vaikšto. Ventiliuojama, pučiasi, šildoma taip toliau ir netgi elektrinė. Galiu į priekį pavažiuoti su sėdynė visą, atgal. Čia dar kažkas turbūt valdas, nežinau. Taip, padargą turiu 5 metrų. Turėjau atvažiuoti truputėlį su kitu, bet taip gavos, kad neišėjo, tai važiavo su šitu. Pandiskinis truputį geriau buvo. Šaldytuvas. Čia jeigu valgyti reikia. Turiu 2 monitorius, tai galiu keitinėti kaip reikia. Aš tikrai dar pats visų funkcijų, ką šitas traktorius gali, tai tikrai aš jų dar nežinau. Išbandysim visus reikalus. Jūs pažiūrėkit, net radiją ir tą liečiamą. Žinoma, čia yra traktorius beveik pilniausios komplektacijos, kas tik įmanoma. Nu, turim paprastą power shiftą, sakė, nes 400 arklių reikia išnaudoti visą galią, tai dėl to paprastas power shiftas. Sekcijos bla bla bla, čia truputį moku, truputį nesuprantu, manau šį kartą nieko tokio. Parodė tik tais, yra dar vienas papildomas ekranas, čia paspaudus aš galiu keisti vaizdą iš vieno į kitą. Nu, tokios funkcijos. Toliau oro kondicionierius irgi galima nueiti.
galima nueiti į meniu, švokai kažkokie ir viską reguliuotis kaip man reikia, įsijungti, įjungti, taip toliau. Nebelieka tų, kiek suprantu, įjungimo to kondicionierių pasukimas, nu, padaryta jau gudriau, šviesus, viskas, toliau tylu, ramu. Dar yra kameros, bet aš nežinau, kur jos įsijungia, tai ir gale sakė. Reiks gal paskambinti paklausti. Manau, jo. Šoniniai valytuvai, užuolaidos, nu, čia, manau, nieko naujo per daug. Nu ir skutikas. 5 metrų. Ne, tikrai, jisai va dabar dirbo apie 7 cm gylį, jisai pusę apkrovos gal tik tais. Skaitykim, kad pusę apkrovos prie 17,5 km greičio. Labai įdomu, kaip naktį dirbs. Nu, šviesus visus, viskas. Aš šokė. Labai smagu. Taip, skutant 5,7 vidutinės hektarui kuro sąnaudos, tai kaip 410 arklių su 5 metrų skutiku. Labai gerai. Jisai, manau, tokį dvigubai galėtų dar tempti ir ne ką mažiau būtų turbūt. Ne ką daugiau netgi tiksliau. Daug kištukų visokių, USB-bių. Reiks paprašyti, kad atvežtų pakrovėją, nes telefonas baigia išsikrauti. Tai jo, ką daugiau čia? Elektriniai veidrodžiai, kiekviena atskirai pusė reguliuojasi. Visą radiją liečiamą. Jo. Čia daiktadėžė kažkokia padaryta. Įsidėt dokumentam ar kažkam. Garso aparatūra 6,1. Nežinau, ką tai per daug reiškia, bet kas žinot, parašykite, čia labai gerai. Bet groja tai belia kaip, net vibruoja grindis. Nenoriu leisti dėl copyrightų visų ir visų tų vagiliavimų taip toliau. Radau, kur kameros įsijungia, tai turiu gale vaizdo kamerą, jeigu ką. Ir netgi priekį. Maža akutė, stebi viską. Geras. Žiauriai geras. Čia kaip mažam vaikui paduotas saldainis, tai čia belė ką. Susisukimas žiauriai geras. Kaip tokio dydžio traktorius, tai beveik ant vietos sukasi. Ta sėdynė pasimasažuoja ir išsijungia. Sėdynės šonai prisipučia, priekis prisipučia kaip nori. Dar turbūt priekis gal... Ne, neišsistumia. Kaip norėjau aš šitą išbandyti, va. Dideliuose laukuose šitaip sėdynė tai labai gerai. Žinoma, reiktų gal susiprogramuoti visą valdymą patogiau. Kažkaip su gazu tuo padaryti arba viską ant gazo valdyti ant rankinio. Nes kadangi kaip power shiftas, tai turim gazą visada duoti. Tai vat. 6 litrai hektarui, tai nu, bet čia jisai nieko per daug neveikia, tai manau normaliai.
John Deere. Nothing runs like a deer. Nu, vat jaučiasi, kad aukštos klasės interjero visi kūrėjai, tie inžinieriai prisidėjo prie viso to dizaino. Jaučiasi klasė, BMW klasė. Nes BMW inžinierius prisidėjo prie viso kūrimo jo, tai tikrai jaučiasi liuks. Sėdynė, va, jeigu į kitą šoną, tai šitas nueina. Kaimynai galvos, kad geri metai, tai pirksim traktorių naują. Na ką, diena baiginėjasi į pabaigą, susiskutau truputėlį laukų, tad norėčiau tart didelį ačiū Dojus Agro komandai už suteiktą galimybę išbandyti šitą žalią monstriuką, be to tuo pačiu išbandyti ir kūno skutiką, kuris tikrai pateisino lūkesčius, dirba tikrai labai gražiai. Apie John Deere tai čia 10 iš 10. Visgi gera patarlė, nothing runs like a deer. Tai ačiū labai, kad žiūrėjot. Tikiuosi ateityje ir daugiau bus tokių video. Spauskit patinka, paprenumeruokit, parašykit komentarą, būtinai paklauskit ko nors apie šitą traktorių. Gal ne viską pasakiau žodžiais, ką norėjau pasakyti, gal prisiminsiu ir parašysiu. Gal vieną dieną reikės mano ūkį tokių dalykų, kol kas tai čia dar tikrai tolima ateitis, bet svajoti reikia ir svajoti reikia atsargiai, taip kad nežinau gal. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot ir iki.